Tai vat. Agrochemos birios trąšos gėlėms tai universalios trąšos skirtos visiems gėlėms tręšti. Jos yra birios formos, todėl tirpsta šiek tiek lėčiau, o naudojimo ypatumas yra tas, kad barstant reikia įterpti į žemę, kad granulės ir kad pakaktų žemėje drėgmės, kad granulės galėtų ištirpti. Jų normą naudojam 10-30 gramų vienam kvadratiniam metrui. Tai yra papildomas tręšimas gėlių, todėl kad tos trąšos galim naudoti ir pagrindiniam tręšimui. Tai reiškia pavasarį patręšti didesnę normą, o papildomai tręšim su mažesnė norma, kas 2-3 savaitės galim kartoti tos tręšimus. Jos lėčiau veikia, todėl kad granulės lėčiau tirpsta ir tiesiog žemėje granulė turi ištirpti ir tos maisto medžiagos turi nueiti link šaknų. Čia mes turim ir naują jau pakuotę, kuri ateityje pakeis seną pakuotę.